Sveiki, sveiki, atvykę į dar vieną podcastą Amžinų klausimų. Tie klausimai niekada nesibaigia pas mane. Tai šiandieną kalbinsiu Jurgitą. Jinai yra regresinės hipnoterapijos praktikė. Ir šita tema man buvo labai labai įdomi ir vis dar įdomi. Ir truputėlį norėčiau demistifikuoti. Daug ko nežinau pati apie hipnoterapiją. O Jurgita mokosi būti hipnoterapijos specialistė. Tai labas Jurgita, gal galėtum trumpai prisistatyti, kas esi? Labas Eglė. Esu iš tikrųjų žmogus. Esu rašytoja, esu šiuo metu, kaip pristatei, mokausi regresinės hipnoterapijos. Ir jau kažkiek dirbu su žmonėmis. Šitą temą... Iš vis kaip įvai hipnoterapiją, į tuos mokslus, kas sudomino, kaip sudomino? Mane apskritai nuo vaikystės tikriausiai domino įvairūs klausimai tokie gilesni ir labai mistiniai, ir ne visai mistiniai. Ir pati ta tema saviugdos, jinai visą laiką buvo ta, kuri mane labiausiai domino. Aš šiaip prieš tai ir dabar vis dar rašau ir straipsnius, ir dirbu su tekstais įvairiais. Esu 2 knygų autorė romanų ir mano tema vis tiek visą laiką yra ta. Susijusi su saviugda, susijusi su tuo, kodėl žmonės, sakykime, gyvena taip, kaip gyvena, galvoja taip, kaip galvoja ir pasaulis veikia taip, kaip jisai veikia. Ir būtent per tą veiklą, per rašymo veiklą, tu susitinki su įvairiais žmonėm, tu susitinki su įvairiom temom. Ir tiesiog atėjo ta tema. Šiaip mokymų esu išbandžiusi metodikų ne vieną. Hipnoterapija, būtent regresinė, mane sudomino tuo, kad iš pradžių aš pakliuvau į grupę, kur nemokamai galima buvo pabandyti kažkiek, pažiūrėti, kaip veikia ant savęs. Ir pamačiau, kad veikia labai greitai. Tiesiog labai paprastai, labai greitai. Palyginus su kitais, pavyzdžiui, su kitom metodikom, kaip mano viena grupė išsireiškė, šita metodika yra greitkelis. Tai va. Ir nusprendžiau į tą greitkelį įšokti ir išbandyti. O pačiai išsisprendė per vieną sesiją kažkoks tai ten klausimas? Ir dėl ko tas taip greitai? Kas padaro tą greitumą galbūt? Kas sužavėjo? Ne tai, kad per vieną sesiją kažkoks klausimas išsisprendžia. Čia priklauso, aišku, dar nuo to, koks klausimas, nuo to, kaip žmogus pats leidžiasi tam klausimui išsispręsti. Bet kodėl tai veikia labai greitai? Šita metodika, jinai leidžia mums rasti turimų problemų šaknis. Pavyzdžiui, problema gali būti energijos trūkumas. Tiesiog trūksta energijos, vitaminus valgau, sportuoju, miegu, viską darau ir vis tiek trūksta energijos. Arba yra kažkokia vis neaiški baimė, galbūt aiški baimė, bet nelogiška. Bijau, nežinau, liftu važiuoti. Jo. Gali būti kažkokia, ar tai miego trūkumas, nemiga. Ir jeigu tai nėra tas jau fiziologinis medicininis sutrikimas, kur jau tikrai liga, kur reikia gydyti vaistais, ir vis tiek ta problema yra ir neaišku priežastis. Tai būtent šitą metodiką galima nueiti iki šitos problemos priežasties. Ar tai pavyks per vieną sesiją? Klausimas, žiūrint kaip ir kas. Gali prireikti 2, gali prireikti 3, bet mes einam gilyn į pasąmonę, randam šitos problemos priežastį ir šitą priežastį šalinam, transformuojam, perrašom. Tai reiškia, kad aš nedirbu su simptomais, aš neinu per simptomų slopinimą, per tų, yra ir kitokių metodikų, ar ne, saviugdai, ten įvairios meditacijos, kvėpavimai ir taip toliau, jie irgi yra veiksmingi.
Ir tikrai ir man yra, aš kiek bandžius ir veikia, ir padeda, bet čia aš tiesiog tuos simptomus patraukiu į šalį ir einu į priežastį. Ir priežastį pakeičiu. Skamba paprastai, bet yra turbūt Labai paprastai. vienas, du yra. Ir žinai, susiduria daug žmonių su baime, vat ateit pas hipnoterapeutą, nes ateis, galvoja žmonės, man ten prikiš peris, užverbuos, kas tik tai nori, įkiš kažkokią mintį netinkamą, ne? Ir vat kad baisu dirbti su pasąmonė, nes čia daugiau dirbama jau su pasąmonė, ne su sąmonė, ne? Taip, mes dirbam su pasąmonėje įrašytom emocijom, iš esmės. Kaip Ne, nebijoti tada, vat kas tenai vyksta, gal vat ir papasakojus, kas vyksta, vat taip. dirbtuvės. Esu susidūrusi su tokiam ir pati kažkada esu apie hipnoterapiją, būtent apie šitą metodiką, girdėjusi, kad čia yra kažkokia mistika, kažkokie vos ne burtai, bet iš tiesų tai jokio burto čia nėra. Dabar apie tai, ar jums galima įteikti, įhipnotizuoti kažką, ko jums nereikia, ne. Nes žmogus neįeina į kažkokį transą tokį, kai jisai nebesuvokia, kas su juo vyksta ir kas jam kalbama. Tiesiog tam tikra metodika, mes įeinam į labai lengvą hipnotinę būseną ir ta būsena, mums visiems jinai pažįstama, mes kai einam miegot ir būna prieš miegą tokia pereinamoji stadija, kai aš jau nebesu budri, bet ir dar nemiegu. Tai tikrai kiekvienas išbandėm. Kai kurie žmonės net ir tiek neįeina, tiesiog atsipalaiduoja. Ir iš šitos būsenos kiekvienas gali pats išeit be jokių pastangų kažkokių specialių. Tiesiog mes dabar darom sesiją, mums nutrūko interneto ryšys, viskas. Tai tu tiesiog atsistoji ir eini ir tvarkaisi savo reikalus. Viskas. Jokių pasiekmių, jokių kažkokių papildomų išėjimo ritualų nereikia. Kitas dalykas, kad aš tikrai negaliu nieko tau įteikti, ko tau nereikia, nes tu girdėsi. Jeigu aš pradėsiu šnekėti tai, kas tau nepatinka, tugi girdi, tu esi sąmoninga. Tiesiog labiau atsipalaidavus. Aš pati esu susidūrusi su tokiu reiškiniu. Man darė sesiją. Tiesiog, kai mes praktikavomės, mes treniravomės vienos ant kitų. Ir aišku, iš pradžių dar nelabai žinai, dar šiek tiek pamiršti, kaip ten reikia, pasimeti, ne taip kažkaip darai. Ir aš puikiai pamačiau, kaip veikia mūsų pasąmonėje yra saugikliai tam tikri. Man sako, tu dabar va taip ir taip daryk, va taip priimk, va taip ten pasiimk. Ir aš jaučiu, kad aš negaliu. Negaliu padaryti to, kas man, nereikia ko man daryti. Tiesiog negaliu. Aišku, ten buvo mokymosi, mes grupiokės tarpusavį, viskas ten gerai. Bet aš pamačiau, kad tikrai neįmanoma padaryti žmogui žalos šituo metodu. Neišeina. Aš galiu nedasikapstyti iki tavo problemos, tu gali užsiverti, nes žmonės, jie vis tiek būna prisikrovę tų ten ir blokų, ir ne viena ta problema gali būti, ir ten dar ant tos problemos dar kažko prikrauta. Aš galiu per vieną sesiją nedasikapstyti iki tavo problemos esmės, bet kažko nenaudingo dar papildomo įdėti. Aš negaliu, aš neturiu tokių įrankių. Tai realiai blogiausias dalykas, kas gali vykti sesijų, tai neprisikasti prie ir neišspręsti problemos? Negaliu pasakyti, kad čia yra blogiausias dalykas, kad mes neišspręsim problemos. Bet kokiu atveju mes kažką atlaisvinsim. Bet kokiu atveju. Pavyzdžiui, jeigu mano, tarkim, energijos trūkumas, ar ne, aš turiu šitą problemą, ir aš noriu išsiaiškinti, kodėl man dabar trūksta energijos. Galbūt šitos energijos trūkumas yra tam tikra
apatija, nepasitikėjimas savimi, nenoras kažką veikti, daryti, nes aš netikiu, kad man pavyks. Bet ant šito įsitikinimo dar prikrauta ten kažko, galbūt kaltė, galbūt ant tos kaltės ten kažkoks nerimas, paskui ten kažkoks dar įsitikinimas, kad aš negaliu, visko, ne? Tai aš iki tos problemos esmės nedasikapstysiu, bet tą viršutinę vis tiek nuimsiu. Ir būna ir pas mus buvo, ir man buvo, kad aš įvardinu problemą tokią, bet, sakykime, rezultatas gaunasi tiesiog, tarkim, dirbam su santykiai su mama, tarkim, nuoskauda mamai, taip toliau, nuoskaudos ten dar nepašalinam, bet rezultatas yra toks. Geriau miego, geresnis apetitas, ten, žodžiu, linksmesnė, žiūriu, kad laisviau bendrauju. Prašau, tai yra gerai. Bet kaip pamatuoti tą, taip ir abstrakčiai, taip ir jaučiasi iškart po sesijų, kad kažkas pasikeitė, bet nesuprantu kas? Ar yra konkrečiai? Labai įvairiai. Kaip jaučiasi po sesijos? Gali jaustis, kad labai energinga. Gali jaustis, kad, tiesiog taip lengva, kad net silpna. Gali nieko jausti. Įvairiai. Jeigu tai yra labai labai įsisenėjusi tokia rimta problema, daug nuoskaudų, daug ten visko prikrauta ir aš dabar sujudinau, gali būti tiesiog, kad po sesijos netgi prastesnė savijauta bus, pradės kilti tie jausmai, pradės ten tie visi emociniai tie blokai judėti, ten jie trintis vienas į kitą ir gali tas pablogėjimas netgi būti. Man buvo po vienos sesijos, kad aš tokia labai nusėdus buvau, bet tai truko, nežinau, išsimiegojau ir praėjau. Tai labai įvairiai. Po kitos sesijos aš jau ten vos nesienom norėjau lipti, nes labai daug energijos. Atrodo, kažką paleidi tiek, kad viskas. Nuo pečių didžiulis kažkas nukrito. Kiek tie efektai yra ilgalaikiai? Tie efektai, jeigu aš pašalinu, iš esmės, kaip veikia? Jeigu tavo pasąmonėje įrašyta tam tikra programa, aš kaip su kompiuteriu palyginčiau, įrašyta programa, pavyzdžiui, kad, kaip pas mane buvo, aš negraži, aš iš esmės bjauri, visapusiškai, tiesiog. Ir aš dabar nueinu iki tos programos, perrašau ją, užfiksuoju, viskas. Programa nebesisuka. Aš ją ištryniau. Kaip kompiuteryje ištryniau tam tikrą failą. Video failą apie tai, kur prirašyta kokia aš bjauri. Viskas, jo nebėra. Ir niekad neatėjo vėl mintis, ta pati, kuri sukosi prieš tai, nei vieną kartą? Negrįžo kažkokia forma, viena ar kita? Ne. Ta programa, jeigu aš ją visiškai pašalinu, jinai negrįžta. Tas visiškai, ten gali būti, vėlgi, problema gali būti sukelta keleto tų, sakykime, įrašų emocijų. Tai taip, tada pasikartos, bet tai kartosi, sakykime, silpniau, rečiau, nebe tiek stipriai. Tada, tarkim, aš ateinu į kitą sesiją, dar vieną tą, sakykime, net 3 programos buvo įrašytos, vieną ištryniau, kitą sesiją, antrą ištryniau, žiūriu, liko tik vieną. Tai įvairiai buvo. Bet šiaip tai yra tas pašalinimas visam laikui. Tiesiog. Plus tam, kad užfiksuoti, pavyzdžiui, aš pašalinau, kad, vėlgi, tą, kad aš bjauri, ar ne? Ir po sesijos yra padaromas klientui transformacinis įrašas. Tai yra apie 15 minučių hipnozė, audio failus atsiunčiu. Ir tu jį klausaisi 21 dieną iš eilės. Galima klausytis vakare, ryte, nesvarbu. Prieš miegą galima įsijungti ir užmigti su tuo įrašu ir nedaklausyti. Mūsų sąmonė išsijungęs
pasąmonė išklausys viską, ką reikia. Į transformacinį įrašą aš sudedu tai, kuo aš noriu pakeisti tą nereikalingą failą. Ta, kur aš bjauri, aš keičiu, kad aš graži, aš ten praeidama pro veidrodį visada matau, kokia aš nuostabi, kaip aš gerai jaučiuosi ir taip toliau. Aš pakeičiu, aš sustiprinu tą efektą, tą 21 dienos hipnozę. Jo, pasąmoniai perprogramuoti reikėtų dar ten padirbėti turbūt, Taip, reikia padirbėti, jeigu ta problema nėra labai giliai įsišaknijusi, arba jeigu žmogus jau prieš tai yra pradirbęs gerokai, tai užtenka ir sesijos. Tiesiog taip. Pati minėjai, kad Marisa Peers mokykla yra tokia žymi hipnoterapeutė iš Anglijos ir dabar Amerikoje jinai reziduoja berods, ne? Irgi turi kursą. Kaip? Anglijai vis tiek dar? Gerai, Anglijai tada. Ir teko įsigyti jos kursą ir hipnoterapijos irgi, bet kai klausiau aš jos, vienintelis ir didžiausias pasaulyje, čia, ne žala, bet pasąmonės programa, kad aš nepakankamas arba nepakankama. Ir sakė, nuo Holivudo aktorių, su kuriais jinai ten dirbo, iki eilinio kabutėse žmogaus, visi tą pačią turi programą. Ar įmanoma panaikinti I'm not good enough arba aš nepakankamai geras tą programą? Tai tą programą, jo, aš tikiu, kad daugumą tikriausiai turim. Ir taip, tą programą galima naikinti, galima šalinti, galima žiūrėti, kas už jos yra. Kokie prisiminimai, mes kai einam į tą regresą, mes ištraukiam iš pasąmonės nuo 3 iki 5 prisiminimų arba vaizdinių, nes būna, kad prisiminimai ateina netikslus kažkokie. Gal taip net ne visai buvo, nesvarbu. Ir mes žiūrim, kas po jais, kas ten sudėta, kokios emocijos. Tai kuo daugiau aš pašalinsiu tų negatyvių, tų žalojančių emocijų, tuo tas I'm not good enough keisis į I'm enough good. Kokia buvo, atsiprašau, truputėlį ryšys vėluoja, kažką norėjai sakyti? Aš norėjau, kad tai galima taisyti, tai taip galima taisyti. Ir jeigu aš nueinu į šaknį, šaknis jau įsitraukia gana lengvai. Kokiomis temomis pati viliojasi dirbti, nes galbūt ten vis tiek yra temiškai pasidalina, ne su viskuo gali ateiti, ne? Ar yra kažkokie dalykai, kur specializuotis nori, ar specializuosis temos būtent su hipnoterapija? Dalykai, aš iš pradžių, kai jau baigiau tą kursą, sakau, aš su psichosomatika gal nelabai, nes čia vis tiek, atskiras sritis tokia. Bet vis tik tai pas mane atėjo viena moteris. Iš tikrųjų, ta sesija man buvo tokia patvirtinanti, kad aš galiu dirbti su daug kuo, išskyrus su tuo, ne su visom problemom galima ateiti. Bet pas mane atėjo moteris, jinai ten daug tų problemų visokių ten, bet paviršinė, svarbiausia šiuo metu, jinai nurodė, kad yra sunkumas skrandyje pastovus ir prastas virškinimas. Ir antiek prastas, kad net baisu kažką valgyti, nes neaišku, ar suvirškins. Tam psichosomatinė iš tikrųjų problema ir mes dirbom, problemų tikrai yra. Matėsi, kad ta pasąmonė labai jinai užsivėrusi, jinai nenori to, net pati nelabai nori ten dar, nes kai atidarysi, ten pabirės daug. Ir vis tik tai mes tą sunkumą skrandyje per sesiją nuėmėm. Ir jinai paskui man gal po savaitės parašė, kad sunkumas taip ir negrįžo, o virškinimas yra stipriai pagerėjęs.
Tai čia po savaitės. Ir man tada toks vat lūžis buvo, kad, aš galiu, ta prasme, žmogus ateina galbūt net ir su dideliu tuo krepšeliu. Tai faktas, kad aš jo viso neįveiksiu, aš galiu po mažą gabaliuką tiesiog. O su kuo negalima ateiti, tai jeigu yra jau tokios rimtos problemos, pavyzdžiui, psichologinės, kur jau reikia kažkokio psichiatrinio, psichologinio gydymo, jau ten, kur mediciniškai patvirtinta, galbūt kažkokie nerimo sutrikimai, anoreksija, tokia šizofrenija, jau neimsi tokių tiesiog. O šiaip tai, tokie dalykai kaip tokie, kurių mes negalim logiškai įveikti. Tarkim, noriu nevalgyti saldumynų, bet negaliu, ne? Kažkas. Kas pirmas? Trukdo. Tempėsi ranka iki to. Arba, vis tiek kažkaip stebuklingai pasirenku, ne tuos partnerius, ne? Sakiau, neimsiu tokio, pasiėmiau tokį, kokio nenorėjau. Su tokiam, iš esmės tai gali būti labai įvairios ir netgi tokie nekalti atrodo dalykai, kaip, pavyzdžiui, dažnas galvos skausmas, kurį galima spręsti tiesiog tabletėm, išgeriu ir nebeskauda, bet galima ateiti ir pasižiūrėti, kas už to galvos skausmo, kas ten yra. Ir galbūt... Migrenas kalbė, ne, turbūt jau rimtesnė. Migrena arba šiaip galvos skausmas. Pas mane būdavo tas, aš sakydavau migreną, bet kiek ten tyrėm, tai jokios migrenos nebuvo, bet tiesiog galva dažnai labai skaudėdavo. Ką žinau, kas ten buvo. O dabar nebe? Padarai sesijų ir nebe? Ką? Ne, čia dabar, čia jau prieš kelis metus ten irgi buvo psichosomatinis dalykas, tiesiog per kitokias metodikas aš atlaisvinau daug įtampų ir išėjo tas skausmas. Kokia buvo pačia labai, be to skrandžio, gal yra dar kažkokių pavyzdžių, kur nustebino rezultatai sesijos, gal yra dar tokių sėkmės istorijų iš savo praktikos, jei norėtum papasakoti? Tiesiog, kai matai tą žmogų, buvo, pavyzdžiui, viena moteris, jinai, kaip sakė, vis tiek mes pasišnekam prieš sesiją, jinai, kaip sakė, kad dar nelabai ten ko bandžiusi, tiesiog domisi, saviugdą skaito ten, bet kai aš ją nuvedžiau į tos, kaip tvarkėm pirmą prisiminimą, tai jinai dar iš pradžių nesusigaudė. Paskui jinai pagavo, kaip reikia daryti. Ir tada jau tuos du, tai tiesiog susitvarkė pati. Ir man buvo taip faina, galvoju, tai, tiesiog žmogų nuvedi, parodai kaip. Ir esmė ir yra. Tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš imu ir užhipnotizuoju žmogų taip, kad tau dabar nebeskaudės galvos. Arba užhipnotizuoju taip, kad tu dabar susirasi gerą vyrą. Nėra taip. Čia yra taip, kad aš padedu nueiti prie tos problemos šaknies, parodau ją, kaip galima ją pašalinti ir žmogus pats tą arba padaro, arba ne. Ta prasme, jeigu pas tave yra emocija, aš galiu ją padėti tau paleisti, pašnekinti tave, parodyti vieną metodą, kaip galim, neveikia, gerai einam prie kito, bet tu tai paleist turėsi pati. Vis tiek tai nėra, kad aš viską už tą žmogų padarau. Tiesiog. Būna taip, kad ir pati esu pajutusi, kad įėjus į tą būseną, ta būsena ir yra tokia labai palanki, nes galime problemą matyti, galima net logiškai suprast, kame yra jos šaknis. Tiesiog, aš prisimenu, kaip ten vaikystėje taip ir taip, man ten kažkas kažką pasakė, išsigandau galbūt, aš logiškai galiu atkapstyti problemos šaknį. Ir galiu logiškai bele kiek su savimi susitart, kad čia
buvo pražuvo, kad dabar aš jau suaugus ir dabar jau mano požiūris va toks ir kitoks ir taip toliau, bet tai kažkaip ne visą laiką veikia. Nu, ne visą, grįžta kažkaip. Atrodo, susitariau, logiškai su savim, pareina vėl. Per kažkokią situaciją vėl iškyla. O čia nuėjus į tą būseną, ten pasąmonėje logikos nėra. Su pasąmonė logiškai susišnekėt neišeina. Tiesiog ten yra visiškai kitokie principai ir netgi būna toksai, tokia kaip susidaro jausmas žmogui, kad aš dabar žinau, nes aš klausiu, kaip tu galvoji, ką dabar galima čia padaryti, arba kaip tu jauti, ko dabar čia trūksta. Ir žmogus pasako pats. Tai gerai, sakau, va taip ir darom. Ir ten visiškai nelogiškai galbūt, visiškai ten ne taip, kaip aš būčiau sugalvojusi, būdama, va toj sąmoningai ar neloginiai toj būsenoj, padarom ir, sako, man atsileido. Aš ir pati esu tą pajutusi, kad tiesiog atsiveria kažkoks pojūtis, kad, reikia va šitaip. Nesąmonė, bet reikia va šitaip. Ir tada padarom ir tai veikia. Dar yra daug, kadangi jausmai, tokią mechaniką esu girdėjus per vieną paskaitą, kad kūne užsifiksuoja visos emocijos, čia kaip ir toks faktas, ir smegenis tai tokiai stresiniai būsenai duoda kažkokią reikšmę kažkokią. Ir ta reikšmė, aišku, yra iškreipta ir visai netokia, kokia ten net ir buvo tas įvykis. Ar yra regresiniai hipnoterapijai kažkaip dirbama ir su kūno pojūčiais? Ir ar tik tai tiesiog bendras atsipalaidavau, o ar yra kažkokio vieto yra nustatoma, kur tas dalykas. Taip, čia mes jungiam kelias metodikas, nes tam, kad aš tai radau tą, ar ne, tą jausmą, tą emocinį įspūdą. Bet kaip dabar jį paleisti, tai mes jungiam kelias metodikas ir viena iš jų tai būtent emocijų paleidimas. Kai mes žiūrim kūne, kur dabar radau, ne, kad yra nesaugumo jausmas, ne kažkur, tai kur dabar kūne yra tas nesaugumo jausmas. Randam, įvertinam, koks stiprumas, apžiūrim, kaip ten, galbūt žmogus mato spalvą, galbūt žmogus mato formą, galbūt ten juda kažkas, viską apžiūrim, susižiūrim. Tada keliaujam vėl atgal į tuos vaizdinius, juos transformuojam, juos perprogramuojam, grįžtam pasitikrinti. Ten, sakau, kur dabar pas tave buvo, gerklėj, ten kažkoks akmuo, ne, sunkus. Ar jisai ten tebėra? O sako, yra, bet nebe akmuo, o ten kažkoks minkštas debesėlis tirpstantis. Vadinasi, pradirbom, dar liko, galim jau pabaigti šalint būtent per emocijų paleidimo techniką. Yra dar ir kitokių būdų, ten galima jungti, paskui jeigu matai, kad šita technika neveikia, galima jungti neurolingvistinio programavimo šiek tiek, ten jau žiūri paskui pagal situaciją, kam žmogus pasiduoda. Bet taip, tai yra. Tenka ir pačiai daryti tokias truputėlį hipnoterapinės sesijas, įvėliau, nes aš matau, kad kaip veikia ir atrodo vaizduotė, bet iš tikrųjų ten vyksta daug darbo. Žmonės kartais galvoja, kad čia jie įsivaizduoja, kad tai yra vaizduotės, sukuriami vaisiai. O kas dar ateityje perspektyvoje pačiai šviečiasi, ar čia ir baigsi ir tik praktikuoti pradėsi, ar dar norisi kupetas kitų kursų veikti, kas dar padėtų pagilinti hipnoterapiją? Tai šitą būtent kursą, tai aš dar ruošiuosi kartot. Kas toliau, kas ateis? Pas mane viskas kažkaip taip ateina tiesiog. Atėjo tos knygos, atėjo ta veikla rašymo ir galiausiai atėjo va šitas dalykas. Tai tiesiog, kad tai yra
ta kryptis, kurią aš noriu judėti, tai taip, aš visą laiką jaučiau, kad noriu eiti į saviugdą labiau, galbūt ne tai kaip mokinė, bet ir tiesiog dalintis jau kažkokį, tiesiog kitiem padėti, bet neturėjau pati tos metodikos, kurioje jausčiausi va taip gerai ir taip pagaučiau, kaip ten veikia. Ir kai aš pamačiau, kad kaip va čia veikia, nes aš esu bandžiusi įvairias, gal ne visas įmanomas praktikas, aišku, bet man labai labai patiko, kad tai yra toks į esmę, į problemos šaknį nukreiptas dalykas. Ir ypatingai stipriai jaučiasi, kai aš ta prasme, aš pravesdama sesiją kitam žmogui, aš paauginu save labiau, netgi kartais labiau, negu man kažkas pravestų, nes vis tik tai mes esam visi, kaip sako, vienas kitam veidrodžiai. Ir jeigu ateina žmogus pas mane, tai kažkas, bent mažiausia dalelytė, kas yra pas jį, tai yra mano pačios atspindys, kažkoks. Ir jeigu aš jam padėjau tai atlaisvinti, aš kažką atlaisvinau ir pas save. Pas mane buvo netgi toks, kai aš pravedžiau, netgi suskaičiavau toks, paskui galvoju, wow, toks simbolinis skaičius 9 iš visos sesijas. Aš tiesiog, man buvo antiek pačią taip stipriai paveikia. Aš tiesiog pajutau, kad pas mane kažkas labai stipriai atsilaisvino, aš ten paskui išsiverkiau ir išsigulėjau. Esmė ta, kad kai tu pamatai, kad ateina žmogus su ten problemų, ir tas, ir anas, ir šitas, ir kitas, ir ten visokie blokai, ir kai tu tuos save visus prakapstai, taip, į šalį, tu pamatai, kad esmė yra labai labai graži. Tas žmogus gali būti kreivas, šleivas, bet ten viduj labai labai gražu viskas. Ir kadangi mes esam, kaip sakau, vienas kito veidrodžiai, jeigu aš matau, kad kitas žmogus viduje savo esmėje yra dieviškai gražus, aš tą patį matau savyje. Ir ten buvo toks efektas stiprus. Tai tiesiog veikia. Ką tokio bendro per visus žmonės, kam darai sesiją, atkasi, kokie yra didžiausi įsitikinimai, kur kliūnam mes, kaip, gal nežinau, bendražmogiški, nes viskas yra kaip per akinius, visi užsidedam tos įsitikinimus, visi jų gaunam, prisigaudom ir iš tėvų, ir iš visuomenės, ir kol sąmoningai su to nedirbam, jie mus veikia. Ir matom pasaulį per tos įsitikinimus. Ar yra kažkoks tai bendri kažkokie įsitikinimai, kur besi ten surasi? Tas aš nepakankamai geras ar gera, tai turbūt per visus. Jo, nepakankamai. Vis tiek kažkas nepakankamai pas mane, ar ne? Aš turiu būti kažkoks kitoks, bet esu toks. Kas yra bendra, daug tų bendrumų. Sakau, kiekvienas žmogus iš tikrųjų ateina iš esmės tikriausiai su keliom pagrindiniam problemom, bet jos išsireiškia išorėje N+1 būdų. Nepakankamas irgi pasireiškia begalybę būdų. Vienas ateina, kad ten aš negražus, kitas ateina, kad aš negaliu santykių turėti, ten trečias galbūt aš negaliu uždirbti. Bet visa tai galiausiai susiveda į kažkokį nepakankamumo reiškinį. Kas liečia, pavyzdžiui, tą mūsų kartą, dabar man 10, mane ir tie plius minus tokio amžiaus arba gal ne vyresni žmonės, tai mes turim dauguma tokį dalyką ir aš ne vienoj sesijoje esu pamačiusi, kai žmogus nukeliauja į prisiminimą, kaip jisai jautėsi po gimimo. O po gimimo, tai gimus, mamų nekaltinkim, bet buvo tokia tvarka, kad po gimimo kūdikiai būdavo nuo mamos paimami ir išnešami, ar ne? Ir pojūtis toks, kad mane atima arba iš manęs atima mamą
nebėra mamos. Vaikui tai turi būti mama dabar, ar ne? Mamos nėra, o aš pats kaip kūdikis, tai ką aš galiu? Nieko. Nei pajudėti, nei nueiti, nei pabėgti, nu nieko. O jeigu dar suvystytas, nes buvo irgi kelios moterys, sakė, aš tiesiog jaučiu, kad aš va taip surišta ir toks bejėgiškumas, tokia baimė, nu va aš visiškai nieko negaliu. Tai va šitas irgi yra toks, nu ne visiems, nes kai kurie mūsų tiesiog neįsirašo tą emociją, arba jinai kažkaip tai išsitrina po truputėlį, paskui per meilę, per tėvų rūpestį, per dėmesį, kažkas to dėmesio paskui ir vėliau galbūt negavo, galbūt su seneliais gyveno, gal tėvai kažkaip ten nelabai suprato, kaip tą meilę rodyti, neturėjo laiko. Tai čia įvairūs atvejai, bet va, šitą esu pamačiusi tai tikrai ne vieną kartą. Tai tokia bejėgystė, ne, pajaučia žmonės toje būsenoje, kiek girdžiu. Ja, pas mane irgi buvo šitas taip, kad aš tiesiog turiu dabar būti su mama, bet nėra. Nieko negaliu padaryti. Visiškai. Nes esu aš mažas, nei vaikščioti, nei šnekėti, nieko negaliu. Tai turbūt dar, kas dar matė sovietmetį, yra to homo sovietikus irgi yra daug traumų iš tenai, kad reikia kaupti kažką, kad nesaugu, maisto nebus ir panašiai. Tai čia taip yra iš tų, sakykime, prisirankioja ir apskritai man man pačiai buvo labai didelis lūžis tame, kad aš tai apskritai esu iš tokio išlipusi sudėtingos situacijos, mano tėvai irgi ir sovietinio laikotarpio ir dar plus ten šeimoje buvo labai daug problemų, labai daug tokių dalykų, dėl kurių aš jaučiausi, kaip ir nuskriausta. Nubausta tokia, nuospaudų, ten tas anas, ten manęs ten nepalaikė, ten manęs nemylėjo, nekreipė dėmesio, ir taip toliau, ne? Ir aš dirbdama su šitais, aš vis nesuprasdavau, žinojau, kad reikia dėkoti, ne, tą dėkingumo praktiką, tai mes visi esam girdėję, žinom, čia reikia dėkoti, rašom galbūt netgi kažkas dienoraščius, bet tas mechaninis dėkojimas, jisai ne visada veikia. Gali pramušti po truputėlį, ar ne, bet kai aš pamačiau per va šitas sesijas man atėjo tiesiog suvokimai, kad visa ta situacija tiesiog buvo tam, kad aš įgaučiau tam tikras savybės ir pereičiau tam tikras patirtis, kurias pati pasirinkau. Iš esmės pati pasirinkau. Ir man atėjo toks tikras dėkingumas, kaip kitaip, jeigu aš pati pasirinkau ir gavau tai, ką pasirinkau, taigi čia yra pats geriausias dalykas pasaulyje. Esu ir žinau ir praktikuoju, kad mums traumos dažnai atneša, atrodo, kad vien tik tai žala, jeigu vaikystėje kažkas atsitiko ir tas pasilieka sąmoniai, į pasąmonę nueina nauda. Nes kiekviena situacija turi ir gerą, ir blogą pusę, tai toks surink įrodymų, dėl ko ta buvo tai naudinga ir dėl to, kad tu pasirinkai, bet čia turbūt jau į sielų lygmenį reikėtų lįsti. Šiek tiek jau. Nes taip, šitas, ką mes mokėmės ir ką aš niekada, ta prasme, specialiai aš nevedu į tuos, sakykime, prisiminimus, kurie yra jau labai ar prieš gimimą, ar ne? Bet būna, kad žmogus tiesiog savaime prisimena. Tai būna nedažnai, aš pati esu tenai buvusi ir pas mane galbūt apskritai šita tema tokia, aš vaikystėje prisimindavau, aš mamai pasakodavau. Sakydavau, žiūrėk, buvo taip ir taip.
Mama juokdavosi, sako, nu tu čia, nu ką, vaikas išsigalvoja. O ką konkrečiai Tai prisimeni prieš gimimą gyvenimą? Ar kaip? taip, aš mažytė mamai pasakodavau. Kaip aš dabar net nelabai prisimenu, ką aš pasakodavau, bet aš pasakodavau tokius dalykus, kurių aš savo gyvenime dar nebuvau mačius. Mhm. Paskui tie prisiminimai, aišku, ten prablėso, bet aš prisimenu. Netgi dabar vat, galiu kažkokias labai labai mažas nuotrupas. Tai man tikriausiai už tai ir nebuvo sudėtinga. Plus aš visą laiką labai klausdavau, labai keldavau tokį klausimą, nu kodėl? Nu ką man reikėjo dabar vat į tokią šeimą? Ir matyt, nu, klausi, kai sako, belsk ir atidarys. Ir, nu, vat, taip, šita metodika yra skirta tvarkytis su šio gyvenimo problemom ir mes tikrai nevedam žmonių specialiai paturistaut po praeitus gyvenimus, nes visų pirma, tai kam tau reikia prisimint, ką tu su tuo darysi. Tačiau jeigu išspręst tą problemą reikia nukeliauti tenai, plus jeigu žmogus yra pasirengęs, jeigu nėra pasirengęs, pasąmonė neleis, tiesiog nepraleis šitos informacijos, tai tada gali žmogui iškilti ir tokių prisiminimų, bet dirbama su jais lygiai taip pat paprastai, kaip ir su tais, su kuriais, nu, šio gyvenimo. Man pačiai teko turėti sesiją, kur mane irgi nukėlė į praeitą gyvenimą ir aš supratau, dėl ko vieną ar kitą dalyką šiame gyvenime turiu. Tai ir taip netikėtai pasąmonę nuglėjo, nu, ir niekaip kitaip negalėjau paaiškinti, tik tai kaip praeitą gyvenimą atsiminimai. Kažkam, kas girdi pirmą kartą ir nėra domėjęsi, tai čia iš vis kosmosas, kas šitie praeitį gyvenimai, dar net reinkarnacija daug kas negali, nu, netikė, bet rekomenduoju pasiskaityti Sielų kelionės. Tokia knyga yra, labai ten puikiai aprašo, kas ten vyksta prieš, po, per gyvenimą ir mirtis ir tarp gyvenimų, nes vienas hipnoterapeutas būtent ties to ir dirbo, užhipnotizuodamas labai daug žmonių ir jie pasakojo, ką jie ten patiria tarp gyvenimų, praeitam gyvenime, šiam gyvenime, sielų gyvenime. Labai įdomi knyga. Tai va, čia mano rekomendacija asmeninė. Ar yra iš pačios kažkokių knygų, ar galėtum kažką rekomenduoti, vat, pasidomėti daugiau, nežinau, kažkuo, ką norėtum patarti? Oi, knygų, tai žinai, kas domisi, tai tų knygų šiuo metu tikrai yra daug ir tikriausiai nėra tos vienos knygos, kuri tiktų visiems. Tai tokių kažkokių rekomendacijų, nu, domėtis, žiūrėti, ieškoti ir už kažko tikrai užklius. Už kažko tikrai užklius. Vat dabar galiu pasidalinti vieną. Dar prieš šitą kursas prasidėjo, dabar, kad neprimeluot, man rodos, realiai taip praeitais metais, prieš Kalėdas. Ir aš kažkaip, tai vat, gal dar vasarą man užėjo toksai, aš tiesiog užsisakiau, paprašiau. Ko paprašiau, nu tai jūs galit, kas kiekvienas, ten nežinau, kas visatos, kas Dievo, kas angelų, nu kaip kas įsivaizduojat, ar ne? Aš užsisakiau, tai sakau, gerai, aš dabar noriu, kad man būtų siunčiami tik tai tie žmonės ir tos situacijos, iš kurių aš galiu kažko išmokti, kažkaip paaugt. Nu, va taip, tiesiog. Aš tokį užsakymą nusiunčiau, bet tokį rimtą užsakymą aš jau taip ryžtingai. Ir tai ką, žmonės kiti neatėjo, aišku, ten buvo žmonių, kur naujos pažintys ir taip toliau, bet tiesiog labai puikiai suveikia tas dalykas. Iš esmės, iš kiekvienos situacijos mes galime pasimti kažką, kas mus augina. Nu, net jeigu ten, nežinau, koks girtas praeidamas tave iškeiks, tu gali kažką ten išgirst.
Ir aš tiesiog pradėjau taip labai įdomiai. Net jeigu sakykime, ta pažintis kažkokia nemaloni, kažkokia trumpas pokalbis apie kažką, kas buvo, ne. Ir paskui prisimeni, jis pasakė šitaip, ir pradėjau taip girdėti. Ir galiausiai atėjo, sakau, tas kursas. Ir matyti, vėlgi, nes kai tu pradedi pastebėti tas žinutes, tai kažkaip jau ima daugėti. Ir ar knygas skaityti? Galima ir neskaityti. Galima tik tai YouTube podcastų, galima eiti kursus, galima tiesiog bandyti išgirsti save. Tas ėjimo kelias gali eiti labai įvairiai ir kiekvienam jisai bus skirtingas. Taip. Svarbu eiti. Jeigu neini, tai tada truputį pastrengi, ne? Tai kad ir kokį kelią, kad ir kokį metodą galima pasirinkti, dar reikia atitaikyti ir specialistą savo, kad tau rezonuotų. Bet kaip pati rinktumai specialistą? Pagal ką? Tai aš manau, kad dabar tai ir vyksta, nes jeigu mes renkamės mokytojus, coacherius, psichologus, bet ką. Taigi dabar internete mes juos galime matyti, girdėti. Jie reklamuojasi. Galim išgirsti, kaip jie kalba. Galim išgirsti, kaip jie pamatyti, kaip atrodo. Ir taip, jeigu žmogus, kaip sako, nesutampa biolaukai, erzina galbūt, tai aš pas jį neįsiu. Tiesiog. Aš eisiu pas tą, kuris man aiškiau kalba. Galima pateikti tą pačią temą, 2 žmonės ją pateiks skirtingai. Vieną aš suprasiu, kito iš vis nežinosiu, apie ką kalba. Taip, man atrodo, kad pirmas dalykas vis tiek renkasi žmonės pagal tai, kiek rezonuoja asmenybė, o paskui kažkaip tai ta technika, kas ten vyksta, ir kvalifikacija, ir įgūdžiai, kaip ir antroje vietoje labiau būna netgi. Nors abu svarbus šiaip. Tai svarbu, tai yra, iš tikrųjų yra toks bendras paketas, ar ne? Kiek žmogus tau atitinka, kiek tu jį prisileisi. Galbūt jisai turi labai geras metodikas, bet aš jo neprisileisiu, galbūt kaip žmogaus, jisai man kažkoks atstumiamas. Ir viskas, ir neveikia. Kur galima pačią rasti, jeigu klauso kažkas ir norėtų pamėginti regresinę hipnoterapiją ir ateiti ir pabandyti, nes iš tikrųjų pats geriausias dalykas yra tiesiog ateiti ir pabandyti ir suprasti tada, rezonuoja tau tas specialistas ar nerezonuoja. Kur pačią rasti? Galima rasti. Facebook'e galima rasti pagal vardą ir pavardę. Arba yra dar toks puslapis Regresija į meilę. Ir galite prisijungti prie grupės Įrašykime į save meilę. Rytoj aš ten ryte vesiu meditaciją. Galite prisijungti. Čia 30 kovo, tai reikia šiandien įdėti tavo įrašą. Nesvarbu, paliksiu aš keliom dienom. Iš tikrųjų, ta grupė kol kas dar yra tokia nelabai išjudinta, bet jinai pakankamai nauja. Ir aš tenai nusiteikusi padaryti savo tokią erdvę, kurioje dalinsiuosi įvairiais. Ar tai meditacijom, ar tai pamastymais, ar tai kažkokiam metodikom. Tiesiog noriu savo pasidaryti irgi tokį kabinetą virtualų. Bet hipnoterapiją galima online dabar daryti. Nereikia gyvai. Taip, viskas daroma online ir prieš tai
jeigu, sakykime, žmogus nori, tai ir dar aš su juo nesu bendravusi, tai mes padarom pažintinį skambutį, nemokamą, tiesiog tokia kaip mini konsultacija, kuri niekaip neįpareigoja žmogaus, kad jisai dabar pas mane ateis. Tiesiog mes apšnekam, pasižiūrim, kas tai per problema, kaip mes galim, ar ten labai daug reikės kažko kapstyti, ar nelabai. Apskritai tiesiog pasižiūrėti, kaip mes susišnekam. Nes gali būti, kad nesusišnekam ir nereikia tęsti tada, nu kam save kankinti. O jeigu susišnekam, jeigu pajaučiam, labai svarbu iš tikrųjų žmogų pajausti. O kiek trunka pati hipnoterapijos sesija, gal daugiau mažiau valandą? Iš esmės, tai žinau, gali tęstis ir ilgai. Man kai pasakojo, tai gali tęstis netgi, nežinau, ir pusdienį. Tik tai jau ten bus tikrai nuovargis ir tam specialistui jau reikia kieto specialisto. Ir žmogui jau ten irgi yra ką veikti, kai prasikapstysi tenai. Šiaip aš darau iki 2 valandų. Tai tikrai per akis. Ir tai yra jau ką veikti 2 valandas šiaip. Ir tai yra ką veikti jo. Būna, kad labai greitai, vat viena sesija dabar paskutinė buvo valanda laiko, labai greit viską, tiesiog žmogus labai pradirbęs, labai ten lengvai, tik tai tą atpalaidavom, sako viskas. Nu gerai, viskas. Nu, ačiū, labai smagu ir įdomu pačią pakalbinti ir tikrai buvo labai įdomu klausyti. Ko palinkėtum išsiskyrimui va čia mums, tiems, kas klauso mūsų? Palinkėčiau. Nebijot pasižiūrėti į save. Nebijot pabandyti. Labai daug dalykų mes prarandam, nes bijom pabandyti. Nes kažkokie įsitikinimai galbūt. Taip neturi būti, tai ne man, taip negerai, taip negražu ir taip toliau. Tiesiog. Ir ten viduje irgi mes turim labai visko, kas gali pasirodyti negražu ir negerai. Bet tik todėl, kad mūsų įsitikinimai kažkokie sako, kad oi, čia negražu. O gal ten viskas gerai. Ir ne gal, o tikrai viskas gerai. Visi tie dalykai yra sudėti tam, kad kažkada mums jų reikėjo. O dabar nebereikia, dabar galima paleisti. Super, pritariu, pasirašau po kiekvieno žodžio. Geriau pasakyti negalėčiau. Tai labai dar kartą ačiū tau už pokalbį, aš palinkėčiau ieškoti ir irgi nebijoti ir eiti ir dirbti su savim, nes šiandien toks atrodo niekada nesibaigiantis darbas, kad ir kaip yra ką veikti. Tai ačiū dar kartelį ir tada atsisveikinu iki kitų kartų. Tai ačiū tau, Eglė, labai. Ja.